Kaip toks sėkmingas verslininkas, tikriausiai nemažai aukojate labdarai? Kokiai dar labdarai? Nu, aišku, kad neaukoju. O kodėl? Yra labai paprastai. Yra turtingi žmonės tokie kaip aš, yra vargšai, varguoliai, va, kad ir tokie. Tokia tvarka, nieko negali padaryti. Tai dabar jeigu aš pradėčiau aukoti savo pinigus va tokiem varguoliam, tai kas būtų? Tai griaučiau nustatytą Dievo tvarką. Kas aš jums čia Gevara, kad viską griaučiau? Bet juk labdara yra gėris. Dėl koks dar gėris? Gėris yra pinigus turėti pačiam, o ne juos išdalinti kažkam. Tai čia iš patirties sakau. Ir kas jums buvo nutikę? Nu tai buvo čia toks atvejis. Sėdėjo varguolis prie aušros vartų, va, su iškelta ranka. Ir paskui paaiškėjo, kad prisinko ten šimtus tūkstančių. Na ir? Nu ką, nu tos pinigus jisai paliko savo vaikaičiam. O tie, matai, kurie firma Dešita, kur Dešita dabar su mano Meslita konkuruoja. Iš vis krakmolinius aradėlius segmente baigė išstumt mūsų iš visų parduotuvių. Va tau ir labdara. Tai gal bent telefonu paukojat kokiai akcijai ar telemaratonui, gal Pakistano vaikams? Pakistano vaikai gali patys savo užsidirbti sportbačius sudavė. O telemaratonai tai absoliutus minusas. Paspaudi, kad ten nori 10 litrų paaukoti ir ką, ir paskui ateina sąskaita 10 litrų didesnė. Tai absoliuti nesąmonė. Tai visgi esate aukojęs? Aš jau sakiau, aš neaukoju ir tikrai neaukosiu. Tai iš kur žinote? Nu iš kur, tai sakė, kad kambarinė ar kažkuris iš sodininkų marodos sakė. Bet juk galėtumėte savo produkciją paremti vargstančius. Pavyzdžiui, atiduotumėte jiems dešas su besibaigiančiu galiojimo laiku. Su kuo? Taigi mano dešos nesensta, 5 metus gali stovėti ramiai. O kaip taip gali būti? Nu kaip, genda tai kas? Genda tai mėsa, o pas mane dešose tai praktiškai, nu ką, viena chemija. Nu kanopus dar. Tai būna, aišku, kad kartais apipelyje, kai žinau, kaip tas sūris, kur nugramdyti reikia. Bet tai mes apiplaunam jas, naują etiketę ir tada vėl atgal į prekybą. Jei teisingai supratau, jūs plaunat dešas, taip? Principė taip. Yra net apipelijusių dešų plovimo cechas specialus. Iš vis būna, kad tos dešos net 3 ratus apvaro. Iš fabriko į prekybą, tada plovimo cechas vėl į prekybą ir vėl į plovimo cechą į vėl į prekybą. Nu, anksčiau ar vėliau tas dešas tikrai kas nors nuperka. O vargoliai kokie. Tai aš taip ir negaliu jų niekam paaukoti. Aišku, nenoriu. Bet toks gyvenimas, gi ne aš tokią tvarką sugalvojau.